Taigi sveiki sugrįžę su manim, kapitonu Spurga, į šį kartą World of Warships. Kaip matome, mano uoste yra naujas laivas. Dabar išėjęs kažkoks modas, nežinau kurį laiką. Čia yra Galaxy, galaktikos klasės kreiseris, bet neturi daug ginklų kaip galaktikos klasės kreiseris. Laivas per brūkšnelį, čia galima sakyti. Čia yra karo laivas kosminiai erai. Čia labai juokingai, iš esmės šitas laivas atrodo lyg jis priklausytų 45-iesiems, bet jis priklauso kosminės eros karui. Labai juokinga, bent jau man. Tai turim galaktiką, kuris yra didelis ir fire. Skraidanti ugnis, kuris atrodo, kas čia per daiktas, tarpdnešis, kuris atrodo lyg jis pabiręs į šipulius. Čia yra naikintojas. Keistai. Gerai, imsim šitą naikintoją. Šį kartą aš su jumis būsiu World of Warships. Aš iš tiesų nedariau World of Warships dar kol kas, nes aš galvojau, kad negalima. Bet pamatęs, kad Baron von Games idėjas ir netgi džinglas kartais įdeda, aš irgi nusprendžiau įdėti. Jeigu nutrauks, atšauks YouTube'as, tai atšauks. Ką padarysi? Kai bus, tai bus. Taigi, mane jungs. Team Score. Runberg in space. Ant World of Tanks yra toks žemėlapis Runbergas. Bet čia kosmose, Domination. Fight the enemy destroyers and cruisers. Kovokite su priešų naikintojais ir kreiseriais. Protect allies, apsaugokite sąjungininkus su priešlėktuvinė ginkluotė. Kaip smagiai skamba. Battle starts. Come on, sukis. Sukis. Šiaip ar kad nesisuka. Va geriau. Čia tai jo sudėtingas žaidimas.
Jo, sudėtingas čia mūšis. Po galais aš degu, bet bent jau šitą priešą sunaikinsiu. Tikiuosi bent jau. Čia smagus žaidimas. Ir atsiprašau, jeigu toks įsitempęs truputį arba mažai kalbu, čia tiesiog labai įdomu čia. Norėčiau, kad tokių žaidimų būtų dažniau. Daugiau tiksliau. O ne, antro gaisro nebeiškęsiu. Jas, sunaikinau priešą. Ir man toj galas. Kol kas išgyvenu neblogai. Ir mane sunaikino. Nu, niek, nuskandinau 2 laivus, tai neblogai. Įdomus skendimo grafika. Kiek turiu variklius? Turėjau 3 variklius. Ir tuvelės. Keista. Weird. Gerai, pažiūrėsim, kaip nuskęsiu. Kodėl neina žiūrėti, kaip skendi? Nesąmonė. Kiek laivų liko? 1. A, ne, 2 mūsų. 2 bet šipai. Jis slėps, nu, a, ne, čia varikliai. Keista atrodo. Tai kas, kaip vairuojasi, čia šitą aš nesupratau. Kitas kur? Kitas čia. Jis stipriai apšaudo. Ir jis liepsnuoja. 2-5 padėjau, 7 numušiau. Ir jis buvo susprogdintas. Weird. Mūsų lėktuvnešis buvo sunaikintas, liko 2 prieš 1. Tai lėktuvnešis liko su... lėktuvnešis su karo laivu.
Torpeda dar skrenda kažkur, ten žvalgybinis lėktuvas skraido, turbūt mano, nežinau. Jo, žaidimėlis smagus, man jis taip patinka. Nekreip dėmesio šito truputį. Ir jo. Nelabai pasižydai. Tas prieš laivas. Atsiprašau, jeigu čia tikrai nekalbu daug, nes žaidimas iš tiesų, šitas režimas labai įdomus. Matote, čia Yamatos. Užrašyta XX Yamato, bet jeigu jie būtų kosminiai laivai, tai tikrai būtų laimėję su japonais. Būtų fantastiška buvę. Tai būtų istorija rašyta. Pirmasis tarp kosminis karas, trečiasis pasaulinis karas kosmose su antrojo pasaulinio karo laivais. Įdomu, kas sugalvojo. Wow, Yamato. Nesiseka Yamatui. Jak to też dajesz? Skoro ja już second chance. Faina. Gal net nėra skydų. Yra varikliai, yra pabūklai, bet nėra skydų. Kaip nesąmonė. Kaip tai niek nepastebėjau. Įdomu, kokią progą čia padarė šitą. Ir Yamatui galas. Liko tik tai 211 gyvybės. Prieš lėktuvinį šaudo. Kažkaip jis mažai zigzaguoja. Nu tikrai ne piragai, viskas kapietis. Jau. Pralaimėjimas. Dabar grįžim atgal ir aš pasimsiu kitą karo laivą. Gerai, šį kartą paimsime Galaktiką. Na gerai. Imam Galaktiką ir įmušį.